Sveiki, čia Piks, žaidžia šachmatais, bandau pasiekti 1700 reitingą. Dabar jau bus turbūt 18 mano transliacija šachmatų. Ir ką, nors šiandien super pavargęs esu, daug visko veikiau, bet turiu pusvalanduką, tai deduosi akinius ir bandau žaisti. Planuoju sužaisti šiandien vieną žaidimuką. Jeigu seksis labai ir greitai viskas vyks, gal 2 tada. Pasižiūrim. Gerai, žaidžiu kaip visada 10 minučių greituosius šachmatus. Start game. Taip, ir su kuo mes žaidžiam, su filipiniečiu mes žaidžiam, juodaisiais. Gerai, nieko nelaukiant, mano siciliškoji gynyba. Niekada nežaisdavau siciliškosios gynybos. Realiai pradėjau ją žaisti tada tik tai, kai čia pradėjau šitas savo transliacijas. Prieš tai visada žaisdavau labai standartinius tokius ėjimus su juodaisiais, bet kažkaip man pasiteisino. Čia, man atrodo, yra sicilietiška gynyba drakono. Closed Sicilian Defense vadinasi, traditional line, tai vienu žodžiu, uždara sicilietiška gynyba, tradicinė linija, tradiciniai ėjimai. Tai va, man kažkaip čia šitas kol kas pasiteisino, tai aš ir žaidžiu. Varžovas, kaip suprantu, žaidė. Čia vadinasi sicilietiškas berods žaidimas. Ar ne, sicilietiškas, jeigu reikės čia stovėtų. O čia net nežinau, pasižiūrėsiu vėliau, kaip vadinasi, bet kažkoks irgi labai jau klasikinis ėjimas. Gerai, dabar viską mes čia įsivedėm figūrėlės. Kol kas net žaidžiau taip negalvodamas, intuityviai, bet dabar jau kai pagrindinės figūrėlės daugiau mažiau išvestos, padarysiu rokiruotę ir dabar prasidės galvojimas. Nes pradžioje tai jo, galima tiesiog viską susidėlioti iš įpročio, jeigu priešininkas eina standartiniais ėjimas ir pats eina standartiniais ėjimas ir tada viskas yra sąlyginai paprasta, o paskui jau prasideda mąstymas. O tą daro ir mano varžovas. Jisai ilgai mąstė, ką čia gali padaryti, bet aš nemanau, kad jis kažką gero iš šito ėjimo gaus, nes aš tiesiog jį pabandysiu išskirti. Ir ką jis daro toliau? Turės keliauti atgal. Nebent kažką sugalvojo tokio, ko aš tikrai nesitikiu. Nu va, gerai. Aš dabar galbūt centriuką bandysiu užimti. Mano ką šitas žirgas yra apgintas, tiek kitas žirgas gina, tiek valdovė, taip kad jaudintis nėra ko. Gerai. Kadangi jisai taip paėjo, aš ką galiu daryti? Aš galiu toliau į priekį spausti, bet ar aš iš to kažką laimėsiu? Nežinau. Gal kol kas dar susilaikysiu nuo bėgimo į priekį. Gerai. Taip, 2 kartus užpultas yra mano šitas pėstininkas. Tai dabar aš kaip ir esu priverstas bėgti į priekį. Jisai, aišku, dabar gali šokti čia su žirgeliu ir aš nelabai ką galėsiu padaryti, nes jo žirgas bus apgintas karalienės. Ne, bet jis nusprendė keliauti šiek tiek kitą vietą. Na, o ką aš galiu toliau daryti? Aišku, galima bandyti bėgti čia ir paskui tikėtis padaryti šakutės tokias, bet nežinau, ką aš iš to laimėsiu. Turiu omeny, laimėčiau, jeigu taip pasisektų, bet aš manau, kad greičiausiai bus mano kėslai sumoti labai greitai, bet to aš net negalėsiu pajudinti šitos figūrėlės, nes jinai yra 2 kartus. Puolama būtų, net 3 kartus būtų puolama. Taip kad mano kėslai kol kas tikrai nebus pavykę. Nelabai man patinka šitai, kad jisai juda į priekį. Gal man reikia, aš dar pamačiau, kad mano šitas iš tiesų peškiukas neapgintas tau kaba, tai gal tą ir padarysiu. Apginsiu tiesiog šitą peškiuką. Reikia dabar labai gerai man žiūrėti šitą arklį, nes į jį jauriai bus nusitaikius valdovė.
Tai va, turiu aišku, aš šuolį irgi su žirgu. Jeigu mano ponis atsidurtų čia, jisai būtų užpuolęs valdovę. Gerai. Ką aš darau? Nesugalvoju dar čia jo kokie čia kėslai, ką jis bando padaryti. Bet aš galbūt pajudinsiu savo plytą, kad jinai nebūtų irgi neapginta visiškai, nes tarkim, jeigu mano ponis kažkur šoka, tai tarkim čia ar čia, mano plyta būtų neapginta. Gerai, jisai kitaip bando visą šitą reikalą tvarkyti. Dabar aš aišku galiu šokti čia su poniu, tuomet jisai nukerta, aš nukertu atgal. Na ir tada jisai iš tiesų gali duoti man šachą su arkliu, aš kertu atgal. Čia. Jo, kaip ir viskas tvarkoj būtų lygtais. Gal taip ir darom. Arkliuką iškeisiu į rikį. Geras ėjimas. Per daug aš optimistiškai tikėjausi, kad jis tiesiog nukirs ir tuo viskas pasibaigs. Man dabar reikia dar kartą ginti arkliuką. Bet šiaip ar taip jis jau laimi mano vieną taškutį. Nes jeigu jis dabar nukerta, aš nukertu atgal, jis nukerta su valdove mano pėstininką. Ir jis jau bus +1. Gerai. Aš iš tiesų galiu kirsti dabar, gal taip ir padarysiu, nes aš kirsiu iš karto su šachų karaliui, tai šiaip ir taip jisai turės nukirsti, o paskui patrauksiu kažkur savo bokštą. Man kaip ir logiška čia dabar kirsti. Dabar man reikia traukti bokštą. Mano bokštas vėl yra puolamas, bet aš galiu, pavyzdžiui, paeiti čia. Taip, kas ten su laiku darosi? Pakankamai po lygiai turime laiko. Maždaug vienodai. Oho, koks įdomus ėjimas. Nu ir ką jis iš to čia bando išvirinti? Gerai, ar jis gali duoti man šachą? Tai yra visada toksai svarbus klausimas. Jeigu aš paeinu su bokštu, tarkim, čia lieka neapginta mano taškutė, jinai miršta. Aš galiu, aišku, eiti čia, bet tuomet jisai su arkliuku nukerta. Gerai, aš iš tiesų tikrai nežinau, ką šitoje situacijoje daryti. Nerandu gero ėjimo, man tas arklys šiek tiek neduoda gyventi. Bet aš galiu pabandyti pavaikyti jo rykį. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Aha, kodėl? Nesuprantu jokios logikos, jo rykis miršta. Nu kokie čia gali būti spąstai, kodėl jisai paėko? Gerai, jo rykis miršta ir ką jisai? Jis gali duoti šachą, bet kas iš to? Nu visiškai nematau logikos šitame ėjime, arba aš žioplys, gali būti, kad aš žioplys, bet pasižiūrėsiu, kas iš to bus. Na, kadangi taip ilgai mąsto mano varžovas, tai turbūt tai buvo tiesiog klaida. Jeigu būtų buvęs čia kažkoks suplanuotas ėjimas, suplanuotas spąstai, tai būtų labai greitai paėjęs. Dabar turbūt įsigalvoju, kam aš taip paėjau. Gerai. O dabar manau, kad tai yra dar viena klaida, nes jei aš dabar užpulčiau jo karalienį, jis galėtų suvalgyti mano pėstininkiuką, bet tada būtų atidengtas bokštas ir jo plyta žūtų. Nu, pabandau šitą visą triuką tokį. Žiūrėsiu, kas iš to išeis. Dar man reikia apgalvoti vieną dalyką. Aišku, mano laikas jau dega. Jeigu jisai šoka čia su žirgeliu, duoda šachą man, aš jį galiu atmušti. Nu, kaip ir vis tiek viskas gerai. Gerai, nereikia gaišti laiko. Bandysiu padaryti, ką ir norėjau. Man šachas, kaip ir buvo galima tikėtis. Na, pabandysiu paprastai apsiginti. Mano bokštas užpultas ir
Aš nelabai galiu ką padaryti, nes jisai yra pririštas. Geras ėjimas, pražiopsau šitą dalyką, tai aš galiu, tarkim, atakuoti jo valdovę. Gerai, aš tą ir darau. Iš tiesų man mažai laiko, man reikia mažiau galvot, daugiau judėt. Vis tiek jis turi +1. Čia šokas su arkliu. Ne, su karalienė jam geriau pradėti eiti, nes automatiškai duotų šachą, aš nuėmu. Jo, jisai +2 turėtų. O kiek aš dabar turiu? Aš turiu +5, tai liktų mano +3, vis tiek gerai. Tik reikia žiūrėti laiką. Šiaip ar taip aš jau šitame apsikeitime jau pralošiu 2 taškelius, bet yra kaip yra, jisai labai teisingai sužaidė. Gerai, o dabar man tiesiog nereikia pridaryti kažkokių klaidų ir žaisti greitai. Och tu, čia jau paskubėjau. Gerai, čia buvo nemaža mano klaida. Padaro skubėjimas, bet skubėt privalau, kito pasirinkimo nėra. Gerai, reikia keistis. Ar aš galiu kažką gudraus sugalvoti, kol kas visiškai ne. Gerai. Nusprendė pasiduoti varžovas, nes 10 sekundžių mažiau turėjo. Taip, ir ką aš čia turiu? Aš čia turiu labai daug geriausių ėjimų, excellent, irgi čia puikių ėjimų. Ir 2 tokias klaidas turiu. Kažką pražiopsau. Gerai, aš žaidžiu dar vieną žaidimą. Iš tiesų, gundo dar biškį pakelti, bet aišku galiu grįžti atgal, bet žaidžiu. Kažkaip net pasikroviau energijos čia bežaisdamas. Dar vienas žaidimas. Įdomu tai, kad šachmatų figūros įvairiom kalbom vadinamos labai skirtingai. Pavyzdžiui, bokštas, man atrodo, rusiškai, jei nemeluosiu, reiškia laivą. Gali tai būti? Kažką esu girdėjęs. Kaip čia gali būti laivas? Čia yra plyta. Jo planas čia jisai keliaus, mano bus neapgintas peškiukas, aš gali tiesiog stumsiu į priekį. Aš nieko prieš, kad jis degina laiką, nes pradžioje, kaip ir jau čia kalbėjome, kad debiuto metu tai turi viskas labai greitai vaikščioti, nes tie debiutai būna išmokti visiškai, tokie automatiniai, tai nereikia deginti laiko per debiutą. Net nežinau, ar esu kada matęs taip žaidžiant, nežinau, koks jo tikslas, jis gal kad čia dar bandys stumti, tikrai nesuprantu jo tikslo, gal tiesiog darysiu daugiau vietos karaliui, kad jis galėtų padaryti rokiruotę. Kažkoks čia įdomus debiutas, ką čia rašo. Queenside Pancetta Variation. Įdomu. Net nežinau, ar esu tokį matęs. Toks agresyvus debiutas kažkaip, man atrodo, nežinau kodėl. Bet taip kažkaip labai viskas juda pas jį į priekį. Bus įdomu pastudijuoti šitą. Padariau klaidą, irgi paskubėjau, nes jisai nukerta. Aš nukertu atgal ir, čia gal dar ne klaida, bet reikės labai žiūrėti šitą peškutę, nes jinai liks neapginta. Dabar jau tikrai keliauju į priekį. Taip, gali šokti čia, negali šokti čia, nes ginta. Nematau, ką jis iš to laimėtų. Aš išvesiu reikia į žaidimą. Ir vos nepaėjau čia. Čiagi jo tikriausiai žiūri. Tai bandysiu tada keliauti čia. Dabar jisai negalės padaryti rokiruotės, jeigu jis nori daryti karalienės pusėje pagal tai, kaip vadinasi. Tai tas visas, jis tikrai darys karalienės pusėje. Matau pagal šitai, kad jisai labai stumia į priekį pėstininkus karaliaus pusėje. Dabar klausimas yra toks, ar aš noriu prarasti šitą rykį.
Galiu nebent čia įkišti tą reikia. Čia ir gera vieta. Šiaip ar taip tikrai įdomus jo šitas visas debiutas. Bus įdomu pastudijuot, nes sakau, tikrai nieko panašaus nebuvau matęs. Gerai. Vesiu savo arkliuką į žaidimą. Turiu apie minutę laiko pranašumą. 2 kartus užpuolęs. Šitas gal apginsiu. Dar kartelį. Taip paprastai. Taip sudėtingai. Labai ilgai nepadaro rokiruotis jisai, nei į vieną, nei į kitą pusę. Kaip tik ant tų žodžių ir padarė. Gerai, o aš turbūt emu arkliuką. Man reikia tiesiog žygiuoti priekį. Dabar atsidengiam čia. Gerai. Taip, labai gerai. Taip, ką čia sumastyti? Nieko realiai nesumastau. Galima tiesiog man turbūt pabėgti kažkur į saugią zoną. Ir tai būtų geriausias įjungas. Gerai. Mano, aišku, dabar valdovė neapginta. Nematau, ką jisai čia verda. Gal tiesiog pasidarysiu vietą šiek tiek karaliui, kad turėtų pabėgimo laukelį. Taip, jeigu aš čia nuimu, jisai turės tokį gana šlykštoką įsifiltravimą. Keliaus čia, čia ir tada man grės matas. Nu gerai, bet aš vis tiek žaisiu paprastai. Reikia užkirsti tą įsifiltravimo kelią, kad jisai čia neatlėktų savo valdovę. Nežinau kodėl, bet jaučiuosi šiek tiek įstrigęs. Bandysiu tokį dalyką. Jeigu apsikeisim, liks taškutė neapginta. Gerai, reikia šiek tiek paprovokuoti jį. Man, kadangi jau turiu šiokį tokį pranašumą, tai reikėtų kuo greičiau keistis visom figūrom, taip pat reikia prižiūrėti laiką, kaip visada. Laikas praktiškai išsilygino. Nesakau, kažkaip jaučiausi šiek tiek toks užspęstas. Taškutė šitą panašu, kad miršta. Jisai tai pamatė ir stengiasi ją visais būdais apsaugoti. Aš dabar galiu priverstinai apsikeisti su juo bokštu. Tai gal ir gerai man. Galiu duoti jam šachą, iš to nieko labai nelaimė, bet pabandysiu iš tiesų. Bet pavaikyti jo šiek tiek. Tinginį karalių. Čia puolim. Apgintis šito peškiukų kaip ir nelabai gali. Suprantu. Du kartus dabar užpuolęs šitą mano. Bet aš labai nebijau, nes čia gina mano rykis. Reikia man tiesiog žiūrėti šitą savo peškutę. Kitą. Gerai. Reikia čia prižiūrėti, kad per daug neįsijaustų jisai. Gerai. Tiksliau nieko labai gero. Dabar mano vienas peškiukas žuvo, faktas, nes jis nukerta bokštą. Gerai. Nemanau, kad tai buvo labai geras jo ėjimas. Nemanau, kad jis čia gerai praėjo. Bet pažiūrėsim. Vėl laikas visiškai lygiai. Gerai.
Reiks skubėti. Dabar pagrindinis dalykas tiesiog nepralošti laiku. Šiaip ar taip jau pranašumą kažkokį turiu. Reikia tiesiog nepralošti laiku. Nu va, ir viskas. 2 pergalės. Pasistumėjau link savo tikslo šiek tiek. Labai džiugu. Iš tiesų buvau toks nusikalęs, galvojau, šiandien tik tai dar žemyn nusirisiu, bet viskas buvo gerai. Mes ten žaidėm korespondencinius šachmatus su vienu žmogeliu. Aš pralaimėjau ir paprašė padaryti analizę. Tai tą ir padarysiu. TSLT. Žaidė su manim, reikia man susirasti tą žaidimą. Taip, tai buvo šitas žaidimas. Šiaip TSLT turi tokį labai įdomų profilį. Kodėl įdomu, nes realiai buvo žaista, kiek pažiūrėjau, prieš botus. Buvo keli buleto žaidimai sužaisti. Iš viso, kiek čia tų partijų. Viso buvo 108 žaidimai ir iš jų labai daug prieš botus. Ir jis žaidė labai stipriai, turiu pasakyti. Tai nežinau, ar buvo viskas labai ten sąžininga, bet ne. Gal ir buvo. Aš tikrai nieko nesakau, aš nesu profesionalas ir gal tu tikrai daug geriau sužaidai, tai atsiprašau, jeigu čia nepagristai kaltinu, bet kažkaip man tavo profilis vis tiek šiokį tokį įtarimą kelia. Gerai, tai pasižiūrim tą žaidimą, kuris buvo žaistas tarp mūsų. Ir tai buvo supikts šitas žaidimas. Taip, ir baltieji laimėjo. Aš padariau vieną šiurkščią klaidą. Va, pomidorą turiu. Buvo ir šiek tiek žalių vaisių. Ir gerai, pasižiūrim partijos apžvalgą. Kaip viskas vyko. Vienu žodžiu, tikslumas labai didelis, kaip ir sakiau. Mūsų TSLT, mano tikslumas gana liūdnas. Ir nei vienos klaidos, 13 geriausių įmų, 1 puikiai, 1 genialu. Nu, ties. Nežinau. Kaip čia ar buvo labai sąžiningai žaistas žaidimas, nebent tu tikrai esi labai geras šachmatininkas. Ir gerai, pasižiūrėjau apžvalgą. Tai kur buvo mano klaidos? Man iš tiesų pačiam įdomu, nes aš visada žaidžiu šitą variaciją, tai čia viskas dar tvarkoj. Ir čia jau mano klaida, ne? Aš turėjau išsivesti arklį ir iš karto rodo milžinišką pranašumą baltiesiam. O aš iš tiesų praktiškai visada taip žaidžiu. Taip, šiaip ar taip šita mano analizė man bus pačiam labai nauda, nes pamačiau savo didelę klaidą. Ir čia jau rodo visišką baltųjų pranašumą. Gerai, čia rodo, kad geras ėjimas. Mano irgi čia geras. Ir jo, čia reikėjo man arkliuką. Tai vėlgi klaida. Nu, vienu žodžiu. Ir čia vat rodo genialus ėjimas. Ne, iš tiesų sunku buvo žaisti, sakau, ir aišku, aš pats padariau klaidą, tai gerai žaidžiantis žaidėjas būtų mane suvystęs ten, bet kiek aš žaisdavau anksčiau, nu, tokio stipraus suvystymo dar galbūt net nebuvau turėjęs per visą šį streamų istoriją, bet šiaip ar taip sveikinimų ties, jis laimėjo, aš pralaimėjau. Reikia ir pripažinti pralaimėjimus, ne visada kaltinti visus būtais ir nebūtais dalykais. Reikia tiesiog man pačiam žaisti geriau. Dabar viskas. Ačiū, kad žiūrėjo. Iki kitų kartų. Čiau!